Po pirmojo Šiaurės Europos zonos šalių ralio kroso čempionato etapo Vilkičiuose pajėgiausi šios sporto šakos vilkai rinkosi į Pikerniekų trasą Latvijoje. Čia surengtas antrasis Nest ralio kroso čempionato etapas. Taigi trumpai apžvelgsime rezultatus ir leisime pasimėgauti vienos gražiausių automobilių sporto šakų epizodais. Klasėje 2000 etapo nugalėtojo titulo užsitarnavo BMW M3 vairavęs norvegas Erik Svartas. Šioje klasėje su Volkswagen Golf važiavo ir lietuvis Ramūnas Macijauskas, beje jis čia liko paskutinis. 1600 klasėje triumfavo svečias iš Danijos Soren Mortensen su Citroen Saxo. Jam ant kulnų lipo ir antrąją vietą iškovojo Vaidas Navickas su Škoda Fabia. Volkswagen Polo vairavęs Vainius Žulys liko 7. Open klasėje kaip ir Vilkičiuose, taip ir Rygoje triumfavo norvegas Olaf Roshaug su jau gerai pažįstamu Volvo S40 automobiliu. 4VD klasėje nugalėjo Sten Oja su Mitsubishi Lancer, gana neblogai sekėsi ir šioje klasėje su Ford Puma važiavusiam pirmojo etapo organizatoriui ir dalyviui Kazimierui Gudžiūnui. Jis čia iškovojo 3. poziciją. Taigi dabar jūsų dėmesiui keletas gražiausių akimirkų iš Rygos.